Kas Lietuvoje yra sprendimų priėmėjas? Ir ar mūsų saugumas yra pajėgus neutralizuoti įtakos šnipą priėmėjo aplinkoje? Vienas iš svarbiausių klausimų. Kas yra svarbiausių valstybės sprendimų priėmėjas šiuo metu Lietuvoje? Aš manau, kad atsakymas nėra toks paprastas, ir čia reikėtų atskiro netgi tyrimo. Ar tai vyriausybė, ar tai valdančioji koalicija, ar tai Seimas, o gal tai prezidentūra, o gal tai valstybės gynybos taryba, o gal tai asmenų grupė, kuri nematoma, yra šešėlėje, kuri neina jokių pareigų, neužima jokių pareigų valstybės aparate, tačiau duoda nurodymus, kokius sprendimus turi priimti sprendimų priėmėjas. Ir kitas klausimas, o ar mūsų valstybės saugumo departamentas turi pakankamus įrankius ir galios identifikuoti šnipą šito sprendimų priėmėjo aplinkoje ir jį neutralizuoti. Identifikuoti be abejo jie gali, pagal tam tikrus požymius, matyti, įtarti, bet čia yra didysis klausimas. O neutralizuoti gali ar negali? Taigi sveiki atvykę į mano kanalą ir šiandien kalbėsime apie žvalgybos žinias, nes prasidėjus naujiems metams, 2026, prasidėjo ir žinios iš šnipų pasaulio. Jos mums įdomios, jos mums naudingos ir vertingos. Mums reikia žinoti, kas vyksta ir kas darosi aplink mus. Ir pas mus be abejo. Taigi pradėsiu nuo 3 istorijų. Kas įvyko? Vokietijoje buvo sulaikyta Ukrainos ir Vokietijos pilietė Ilona, pavardė neatskleista, bet mums tai nėra visiškai svarbu. Sulaikė ją prokuratūra, pareiškė kaltinimus dėl šnipinėjimo. Tuo pačiu metu Užsienio reikalų ministerija Vokietijos išvijo iš savo šalies Rusijos diplomatą, karo atašė pavaduotoją, kuris, aišku, jau seniausiai buvo įtartas, arba net buvo žinomas tai, kad jisai yra žvalgas, jisai dirba karinė žvalgybai GRU. Kągi veikia Ilona, ką jinai tokio padarė? Kaip įtarėme, jinai veikia nuo 2023 metų lapkričio mėnesio. Jinai įsteigė konsultacinę įmonę, tipo konsultavo kitus verslus, politikus, dar kažką tai, ir buvo tos įmonės vadovė. Pagrindinė jo užduotis jos buvo nustatyti kontaktus su politikais, su karininkais nustatyti kontaktus, o taip pat su verslininkais. Jinai dalyvaudavo įvairiuose konferencijose, ypatingose tose, kurios buvo reikalingos, kuriuose buvo svarstomi klausimai susiję su NATO, su Ukrainos parama, su gynyba ir visa kita. Jinai fiksuodavo politikus, kurie pasisakydavo vienu klausimu, pavyzdžiui, pasakydavo prieš Rusiją. Jinai fiksuodavo politikus, kurie pasisakydavo už Rusiją arba kurie turėdavo tam tikrų abejonių. Šitą informaciją reikalinga žvalgybai tam, kad būtų galima vėliau ar anksčiau prieiti prie tų politikų ir vieniems numesti kažkokį tai riebų kąsnį ir prašyti, kad jie testų savo abejonės arba prorusiškumą dar stipriau, o kitiems, kurie yra prieš Rusiją, kurie nusiteikia prieš ją, blokuoti veiklą, neleisti jiems kilti karjeros laiptais ir taip toliau. Tai labai svarbi informacija. Taigi, Ilonos veikla buvo išaiškinta, jinai sulaikyta, dabar sėdi areštinėje ir vyksta tyrimas. Be abejo, už šnipinėjimą jos gali laukti ilgi metai kalėjimo, net iki 15 metų laisvės atėmimo. Kita istorija. Ukrainoje. Ukrainoje ilgą laiką, nuo 2010 metų, veikia žurnalistė. Jauna moteris, apie 35 metų dabar, pradėjo savo veiklą matyti iš viso nuo tada, kada baigė mokslus ir persikėlė gyventi ir dirbti Ukrainoje. Jinai dirbo
prorusiško tokio veikėjo Medvečiuko žiniasklaidos srityje, kaip žurnalistė rinko informaciją, rašė straipsnius, domėjosi visokiais dalykais ir taip toliau, ir taip toliau. Jinai pati yra Baltarusija ir jinai buvo sulaikyta už tai, kad jinai šnipinėjo Baltarusijos KGB naudai. Ukrainos kontražvalgyba nustatė jos veiksmus, jie sukėlė jiems didelį interesą. Jie pamatė tai, kad jinai domisi ir baigė irgi nustatinėjo kontaktus su politikais, labai energingai bando nustatyti kontaktus su karininkais Ukrainos, gauti iš jų įvairią informaciją, o taip pat jinai rinko informaciją ir aktyviai rinko informaciją, domėjosi Rusijos ir Baltarusijos piliečiais, kurie kovoja Ukrainoje prieš Rusijos agresiją. Tai ta veikla buvo pastebėta ir buvo pradėta jinai sekti, ją sekė ne vieną mėnesį, ją sekė matyt kokius metus ir nustatė tai, kad jinai susitikinėja su savo kuratoriumi. Susitiko ne Ukrainoje, bet susitiko vienoje iš ES šalių, į kurią atvyko tas KGB darbuotojas, pareigūnas ir jinai. Ir ten jai buvo duotos užduotys, kokias užduotys jinai turi vykdyti. Viena iš tų užduočių buvo tai, kad jinai turi dėti visas pastangas tam, kad jinai įsidarbintų į Ukrainos karinės žvalgybos struktūras. Kita užduotis yra labai įdomi, yra tai, kad jinai turi nustatyti kontaktus su Kinijos ambasados darbuotojais ir rinkti apie juos informaciją, domėtis, o kuo jie domėsi, kokia jų veikla yra. Ir be abejo yra nustatyti asmenys, Baltarusijos ir Rusijos piliečius, kurie kovoja prieš Rusijos agresiją Ukrainos pusėje. Tokią užduotį jinai gavo. Jinai dabar yra sulaikyta ir jos laukia ilgi metai. Laisvės atėmimo metai, ilgi metai kalėjime. Gyvenimas praktiškai yra sugadintas. Kita istorija, kuri pasiekė mus, jinai įvyko dar praėjusiais metais, tačiau dabar vyksta tyrimas, gana aktyvus tyrimas. Tai istorija įvyko tai, kad susijusi su Austrija ir ten toksai Sergejus. Jisai pakliuvo akiratį, be abejo, jisai pabėgo nuo austrų kontražvalgybos, suspėjo, jisai Rusijos pilietis. Ir tuo pačiu metu dėl kontaktų su juo, dėl šnipinėjimų, iš Austrijos buvo taip pat, kaip ir iš Vokietijos, išvarytas Rusijos diplomatas, o iš tikrųjų šnipas, žvalgas, kuris dirbo po priedangą. Kągi tas Sergejus, kas jis toks yra? Pasirodo tai, kad jisai buvo karininkas, jis baigė ten mokslus kariškus, po to jisai pradėjo dirbti karinėje žvalgyboje Rusijos garų, o po to jisai būktai išėjo iš karinės žvalgybos ir pradėjo užsiimti verslu. Ir jo verslas neva yra susijęs su vandens valymo įmonė. Vandens valymo įmonė kažkokia tai sukurta pačioje Rusijoje ir tos vandens valymo įmonės inžinieriai, tame tarpe ir jisai, kuris tokio apsimetė, važinėdavo po Europą į visokius susitikimus, visokias konferencijas, seminarus, kitus įrenginius ir ten nustatydavo kontaktus. Ir tokiu būdu jisai nustatė kontaktus su Austrijos VTA, tokia yra kompanija, viena didžiausių pasaulyje, kuri užsiima vandens valymo problemomis. Ir visokias kuria naujas technologijas ir taip toliau. Jisai nustatė kontaktus su šitos kompanijos top menedžeriais ir pradėjo juos vilioti. O kaip vilioti? Vilioti taip, kad atvažiuokite, aplankykite mane, aš gyvenu Maskvoje, parodysiu viską ir važiavo. Vienas važiavo, kitas ir be abejo ten suteikdavo tiems top menedžeriams, suteikdavo visas sąlygas, kuo puikiausiai praleisti laiką. Aišku, visko matyti jam pakišdavo, ir mergaičių pakišdavo, ir pinigų siūlydavo, ir visa kita. Ir be abejo, juos verbuodavo, bandydavo užverbuoti. Ir viena iš tokių top menedžerių be abejo užverbavo. Jo namuose buvo atlikta krata, jis šiuo metu pats nėra sulaikytas, namuose rasta daug dokumentų susijusių su pačia įmonė. Tai specialiai buvo išsinešęs, kad rusams perduoti, ar šiaip jisai neždavosi darbų, čia neaišku, bet esmė yra tokia.
kad jisai užėmė labai aukštas pareigas, priėjo prie labai svarbios informacijos, įmonės, prie visų išradimų, technologijų naujų ir taip toliau. Ir jisai bendravo su būtent Rusijos žvalgyba ir tai žvalgybai atidavė tuos dokumentus. Na tai va, 3 istorijos ir kaip matote, vienoje ir kitoje istorijoje. Jeigu vienoje istorijoje asmuo, tai moteris užsiėmė konsultacinę veiklą tipo, tai suteikė teisę jai bendrauti, nustatyti ryšius, rinkti informaciją ir niekam nesukeldavo tai jokių interesų, jinai neprisistatydavo kaip šnipė. Ukrainoje kaip žurnalistė veikė, o Austrija Sergejus, etatinis karininkas GRU, karinės žvalgybos, veikė kaip inžinierius. Taigi, jeigu jūs sutinkate asmenį iš Rusijos, kuris dirba kažkokiam tai versle, tačiau labai domisi, pavyzdžiui, politika, labai domisi, pavyzdžiui, karininkais, prašo nustatyti ryšius, kontaktus, arba labai domisi opozicija Baltarusijos arba Rusijos, iš karto turėtų kilti klausimai. O kodėl? Jeigu jisai verslininkas, jis turėtų domėtis verslu, o neturėtų domėtis aktyviau ir skirti daugiau dėmesio būtent kitiems klausimams, o ne šitiems. Ir tai yra vienas iš tų požymių, kuris įrodo, kad prieš jūs yra ne žurnalistas, ne konsultantas, ne inžinierius, o paprasčiausias žvalgybininkas arba žvalgybos agentas. Dabar kokios yra agentų rūšys? Tai yra labai svarbu. Kaip mes jau dabar pastaruoju metu nuolat skaitom tą informaciją, kas vyksta, kokia vyksta šnipų kova vakarų Europoje, tarp Rusijos ir tarp visų kitų vakarų Europos žvalgybų, tai jau galima išskirti tokias rūšis. Žemiausias lygis, Rusija labai aktyviai išnaudoja šitą lygį, tai yra asmenys, kurie yra iš kriminalinio pasaulio, arba asmenys, kurie neturi darbo, neturi pajamų, nusivylę, atbėgę, pavyzdžiui, iš tos pačios Rusijos ar Baltarusijos, arba iš Azijos, Afrikos, atbėgę vakarų Europą ir vienu žodžiu susidūrė su labai rimtomis materialinėmis problemomis, finansinėmis problemomis. Taigi, juos verbuoja, Rusijos žvalgyba jiems duoda pinigų už tam tikrus atliktus darbus, kriminalinius darbus, paprastus, gali ant sienų kažką tai išpaišyti, kažką parodyti, gali nukreipti, kad reikia kažką tai sumušti, gali nukreipti tai, kad reikia kažką padegti ir sudeginti, gali nukreipti tai sudaužyti automobilį ir taip toliau ir panašiai. Tai yra kriminaliniai nusikaltimai nukreipti būtent tam, kad sukelti paniką žmonėse, chaosą arba parodyti tai, kad vietinė valdžia, teisėsauga nesugeba atlikti kažkokią tai funkciją daryti. Yra vidutinis lygis. Vidutinis lygis tai yra skirtas informacijos rinkimui. Apie ką aš prieš tai kalbėjau, tas 3 istorijas, kurios išlindo į dienos šviesą dabar, ir tai rodo, kad Rusijos žvalgyba aktyviai veikia, tai jų paskirtis buvo rinkti informaciją apie politikus, apie karininkus, apie blogerius, apie Rusijos, Baltarusijos diasporą, kas jie tokie, kaip jie veikia, kas yra prieš, kas yra už, kas abejoja ir jų tarpe rasti daugiau tinkamų agentų darbui ir jų tarpe gauti, nustatyti, užverbuoti ir per juos rinkti reikalingą Rusijai žvalgybinę informaciją. Tai, pavyzdžiui, karinė, apie karinės bazės, apie ginkluotę, apie Ukrainos rėmimą, apie ginklų perdavimą, apie gynybinius planus, apie kitus veiksmus. Viskas jiems yra naudinga, jiems yra reikalinga ir jie deda didelės pastangas tam, kad tą informaciją gautų. Tai vidutinis lygis yra jau visiškai kitokis, jau kaip matote, kaip Baltarusijos KGB atstovas susitikimas įvyko trečioji šaly su savo agento ir ten vyko mokymai to agento, instruktažas, kaip jis turėtų daryti, kaip jinai ten turėtų moteris daryti, kaip elgtis vienu klausimu, kaip surinkti vieną informaciją, kitą informaciją, tai jau yra kur kas rimčiau. Ir yra aukščiausias lygis. Aukščiausias lygis tai nedaro kriminalinių nusikaltimų. Aukščiausias lygis tai nerenka
informacijos ir jos neperduoda. Aukščiausias lygis yra tas, kuris daro svarbiausiams valstybėms sprendimams įtaką. Tai geriausias pavyzdys būtent tokio lygmens, tai aukščiausio lygio agentų, itin vertingų, tai pati vertingiausia tokia rūšis. Tai geriausias pavyzdys būtų Willy Brandto istorija. Willy Brandtas, tai ne pats jisai buvo agentas, tačiau jo aplinkoje jam itin artimas jo patarėjas Günteris Guillaumas, kuris dirbo jam, kuris formavo jo nuomonę, kuris teikia visokią analitinę medžiagą, be abejo, kuri buvo paruošta arba sovietų, arba Vokietijos žvalgybos, ir tam dirbo visi padaliniai, tam, kad analitinė medžiaga, kad surinktų informaciją, išanalizuotų, pateiktų taip, kaip jiems reikia. Čia jisai pateikdavo kancleriui Willy Brandtui tas išvadas, prognozijas jau apdirbtas, bet būk tai jisai darydavo jisai, ir toks protingas būdavo ir taip toliau. Taigi, Vokietijos kanclerio aplinkoje svarbiausio jo patarėjų, tas, kuris formavo jo nuomonę, tas, kuris darė įtaką jo sprendimams, buvo rytų Vokietijos Stasi agentas. Ir jiems dirbo. Jis nebuvo tiesa agentas, jis buvo karininkas. Jis turėjo karinį laipsnį, jam suteikdavo tą toliau karinį laipsnį ir taip toliau. Tai ilgą laiką, kol jisai dirbo būtent šitoj aplinkoje, Vokietijos žvalgyba, kontražvalgyba įtarinėjo, kad kažkas yra ne taip, kad kažkas yra negerai, tačiau jie nesiėmė jokių veiksmų. Kadangi tai politiniai klausimai, kadangi tai gali būti politinios tarptautinis skandalas, kadangi tai Willy Brandtas kaip kancleris ir kaip politikas yra labai gerai žinomas tarptautinėje arenoje, kadangi Willy Brandtas buvo pradėjęs tokią naują rytų politiką, tai reiškia nustatyti naujus ir gerus santykius su Sovietų sąjunga ir su viso jos bloko, ir tai galėjo pakeisti visą tarptautinę situaciją ir padėtį ir taip toliau. Tai jam leido sėdėti viduje ir leido įtakoti ir daryti įtaką šitiems sprendimams. Ir jisai darė tą įtaką. Niekas dabar nenagrinėjo, galbūt nagrinėjo kažkas, bet aš asmeniškai nesusidūriau ir neieškojau tos informacijos, o kokią galimai galutinę žalą jisai padarė Vokietijai, vakarams ir visam vakarų pasauliui, būtent patarinėdamas. Tai tokia istorija buvo. Ir tokių istorijų, kurių yra neatskleistų, yra labai daug. Dabar perinam prie Lietuvos. Ir aš jau kaip pradžioje kalbėjau ir sakiau, tai yra didelė problema, kad mes šiuo metu nežinom, kokias yra sprendimų priėmėjas Lietuvoje, svarbiausių sprendimų priėmėjas. Mes dabar, pavyzdžiui, matome tokį vaizdą, kad dėl svarbiaus klausimus priima valstybės gynybos taryba, tai yra keli žmonės, ir jinai tą tarybą, tie žmonės keli, nuleidžia kaip direktyvą kažkokį tai Seimui, pavyzdžiui, vyriausybei vykdyti jau priimtą sprendimą. O čia visa esmė saugumui, valstybės saugumo departamentui reikia išsiaiškinti ir žinoti, o kas inicijavo tokį sprendimą, o kas pasiūlė va štai būtent tokį sprendimą, o kam tas sprendimas yra naudingas ir kokiu būdu jisai būtent atėjo. Nes priimant sprendimą, tai dirba begalį patarėjų, yra renkama informacija, kreipiamasi į įvairias institucijas, užklausime jų nuomonės, žiūrime jų interesai, kokie visuomenės interesai, tai yra gana ilgas ir sudėtingas procesas. Tai va tas procesas, kaip jisai vyko, kas jį inicijavo ir kas būtent išdirbo galutinį pasiūlymą ir jį pasiūlė. Ar yra žinoma? Aš nežinau. Aš manau, kad netgi pats valstybės saugumo departamentas nežino. Jeigu valstybės gynybos taryboje yra priimami aukščiausi, svarbiausi valstybės sprendimai ir jie yra nuleidžiami Seimui
pavyzdžiui, toliau vykdyti, tai yra Seimas jau priims įstatymus tokius, kokie bus jam parengti, jis dirbs tokį techninį darbą. Praktiškai visa valdžia pereina nuo Seimo, pereina į tą valstybės gynybos tarybą. O kas yra prezidento aplinka? Kokie ten dirba žmonės? Kokie jų ryšiai ir tų ryšių pobūdžiai? Pavyzdžiui, vienas toksai atvejis energetikos klausimais prezidentui patarinėjo toksai buvęs energetikos ministras Lietuvoje, buvęs užsienio reikalų viceministras Neverovičius. Po to jisai dirbo toj garsiai skambiai nuskambėjusioje Ukrainos kompanijoje energetikos, jisai buvo stebėtojų tarybos pirmininkas, kažkas pasiūlė jį tenais į Ukrainą važiuoti, jisai tapo tuo pirmininku. Ir ta stebėtojų taryba ir jos pirmininkas nieko nematė apie tai, kokia įmonėje vyko baisulinė korupcija, kaip buvo vagiami pinigai, netgi tie pinigai, kurie buvo skirti energetikos objektų gynybai, apsaugai ir taip toliau. Ir jie nematė, kodėl ir kaip tas žmogus ten atsirado, o kaip jis atsirado mūsų prezidento, pavyzdžiui, aplinkoje, o kokie dar yra kiti žmonės. Aš mačiau ne vieną nuotrauką, pavyzdžiui, fotografuojantis su žmonėmis, kurie dar nuo senų laikų, kada dirbu valstybės saugumo departamente, mačiau, žinau, kad jie buvo susiję labai stipriai su Gazpromo atstovais Lietuvoje ir padėdavo jiems spręsti kai kuriuos klausimus. Tai yra faktas. Galite patys pasižiūrėti, pasikelti Seimo laikinosios komisijos tyrimo medžiagą ir tenais tą informaciją rasti. Taigi, aš visą tai kalbu tik tam, kad mes turėtume žinoti, o kas yra pagrindinis sprendimų priėmėjas Lietuvoje. Jeigu tai ne parlamentas, nes kiek suprantu, turėtų būti parlamentas, bet kaip matome, truputėlį situacija keičiasi. Tai tada iškyla klausimas, o kas yra tie, kurie priima tos sprendimus. Ir tada noriu atkreipti dėmesį, kad tai yra labai svarbu ir yra labai stipriai pažeidžiama vieta, silpniausia grandis, per kurią galime padaryti Lietuvai didžiausią žalą. Būtent Rusijos žvalgyba arba Baltarusijos čia galėtų žaisti savo žaidimus. Ir antras dalykas, o ar mūsų valstybės saugumo departamentas yra pajėgus išsiaiškinti ir neutralizuoti šnipą šitoje aplinkoje. Kaip mes žinome dabar, tai, kad valstybės saugumo departamentas neturi dantų, tai reiškia, jisai negali imtis veiksmų, kuriais neutralizuotų grėsmę, tai reiškia, sulaikytų nusikaltėlį, sustabdyti daromą žalą ir dalyvautų informacijos surinkime apie nusikaltimą prieš valstybę ir tas asmo būtų nusikaltėlis pasodintas į kalėjimą. Šito jie negali. Jie gali tik tai dabar rinkti informaciją, stebėti aplinką, rašyti visas įvairias pažymas ir jas pateikti sprendimų priėmėjams. Įtikėtis, kad šitie sprendimų priėmėjai priims galutinį, kad tie sprendimų priėmėjai būtent neutralizuos tą grėsmę. Tai gaunasi taip, kad pavyzdžiui, valstybės saugumo departamentas sužino, kad sprendimų priėmėjų aplinkoje veikia koks nors asmo, kuris yra susijęs su Rusija. Ir Rusijos žvalgyba vykdo jos užduotis ir jisai yra įtakingas toje aplinkoje ir daro didelę įtaką sprendimų priėmimus. Ar ten prezidentui, pavyzdžiui, ar ten keliems asmenims ir taip toliau. Tai kaip dabar turėtų pagal dabartinę procedūrą elgtis valstybės saugumo departamentas, tai jis turėtų parašyti pažymą ir nunešti ją tam pačiam sprendimų priėmėjui ir pateikti, šiuo atveju prezidentui. Žiūrėkite, jūsų aplinkoje yra štai toks žmogus. Bet kadangi sprendimų priėmėjas mes nežinom, kas yra galutinis, tas, kuris stovi šešėlyje, tai be abejo jie tą informaciją sužinos ir be abejo, ar jie imsis kažkokiu tai veiksmu tam, kad tas būtų
pašalintas asmo. Ką reiškia pašalintas? Tai pats prezidentas arba tas pats sprendimų priėmėjas, kuris daro tą įtaką, ir ta įtaka yra kenksminga Lietuvai, turėtų pats nuspręsti save pašalinti. Tai yra visiška nesąmonė. Reiškiasi, Lietuvoje valstybės saugumo departamentas neturi pakankamų įrankių būtent neutralizuoti svarbiausių asmenų aplinkos žmonės, kurie galimai yra susiję su užsienio žvalgyba ir daro neigiamą įtaką sprendimams. Klausimas labai rimtas ir šis klausimas iš tikrųjų jam turi būti skirtas itin didelis dėmesys. Taigi, ačiū visiems už dėmesį, ačiū tiems, kurie rašote komentarus, ypatingai ačiū tiems, kurie prenumeruojate mano kanalą ir tampate mano Patreonas. Tai reiškia, jūs mane paremėte. Taigi, iki kito karto.